Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas vakaras, brangus klausytojai, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą. Ir aš Tadas Daujotas. Ir žinote, turiu suteiktą iš viešpaties malonę, kad galiu karts nuo karto aplankyti kalinius ir su jais dalintis gerąją žinią. Ir aš matau tuos pakeistus veidus ir jų širdis paliestas Dievo meilės. Ir aš suvokiu, kad daugelis žmonių gyvenančių laisvėje, šitoje grotų pusėje, jie nėra tokie laisvi kaip tie, kurie atranda Kristų ir bendravimą su gyvuoju Dievu, būdami izoliuoti nuo šio pasaulio. Ir būtent tokia yra šios laidos tema – laisvė už groto. Mūsų svečias Algimantas, jisai praėjo per ugnį ir vandenį, bet būdamas kalėjime atrado gyvą Dievą ir šiandieną jo gyvenimas yra visiškai kitoks. Labas, Algimantai. Labas vakaras. Algimantai, nusikalstamas kriminalinis pasaulis turbūt jis tave įtraukė dar jaunystėje. Papasako, kaip visa tai prasidėjo? Gal aš pradėsiu nuo tokią trumpą eilėraštį, kur Dievas įdėjo į mano širdį. Aš parašęs gal per 200, bet aš vieną tokį turiu, kur mano visas gyvenimas. Aš jums paskaitysiu. Sunkus ir ilgas mano kelias į tavo viešpatę namus. Apgaulė melas ir klasta pasaulio neleido man pažinti tavęs. Bet tu tas, kuris mane prikėlė, parodė kelią tiesoje, davė man savo pažinimą, kad laisvas būčiau žemėje. Dėkoju tau už tavo meilę, už jausmą tą, kurį turiu. Per tavo sūnų Jėzų Kristų šiandien aš laimingiausias žemėje esu. Amen. Amen, tikrai gražūs žodžiai. Dievas man įdėjo į širdį, Dievas kalba per mano širdį. Aš nesu poetas, aš toks telefoninis poetas. Einu, man Dievas kalba, aš rašau, įsiunčiu broliam. Mane pakeitė kalėjime, aš įtikėjau. Prieš daugelį metų. Aš jaunystėje buvau aršus, bakuriukas, buvau judrus, Dievo apdovanotas, man 61 metai. Buvau mafijurgis, po to kalinys, dabar esu kalinys Kristuje. Vaikystėje aš buvau mušeika, tėvas mirė, aš augau pokario metai Šiauliuose, pats esu šiaulietis. Pradėjau sportuoti nuo jaunystės, boksavau, pasiekiau gerų rezultatų, buvau kandidatas į sporto meistrus. Jūs žinot, kaip pasaulis, visi sportininkai pradėjo pasiduoti nusikalstamą veiklą. Ir aš susigundžiau tuo. Man patiko, kai visi mane džiaugia, mane visi dievina, aukština, spaudžia rankas, visi prieš mane lenkės. Prie manęs, čia buvo 72 metai, prie manęs pradžia buvo nusikalstamumo tokia. Aš didžiaviaus, čia buvo Antonovas, Karulis, tokie Šiauliuose garsus banditai. Aš jais man buvo pavyzdžiai, aš norėjau būti toks kaip jie, norėjau būti kietas bičas. Ir man tas patiko, aš galvoju, kai Tadas Blinda jaučiausi. Man patiko tas gyvenimas, aš gyvenau tuo. Mes eidavom restoranuose, nurodinėdavom, kaip elgtis, ką daryti, suprantat, žmonėm. Kam išėjai šokiuose, visur reguliuodavom, visur gatvėse, visi traukdavos, kaip eidavom. Sukūrėm tokią bandą jau, dar prie manęs pradėjo tik tai kurtis tie nusikaltėlių pasaulis Lietuvoje, čia daktarai, gaidjurgiai, tulpiniai, princai Šiauliuose. Aš pats kaip šiaulietis, tai aš visą istoriją žinau to nusikaltėlių pasaulio. O aš buvau arestantas toks, mes laikėmės tų įstatymų, vagiškų sakant, kaip tie iš mūsų gyvenimo paėmus. Aš buvau nepaklusau tiem piniguočiam visiems, aš norėjau būti toks kaip Tadas Blinda, galvojau. Žinot, anksčiau būdavo, verslininkų nebūdavo, būdavo spekuliantai. Ir mes sužinodavom, kad nelegalūs pinigai, galvodavom, kaip čia prasukti. Dievas davė išminties, aš galvą turėjau. Nu ką, prispausdavom žmonės, atiduodavo pinigų, žinot, kas nepaklusdavo. Rasdavom būdų kitokių, tai ką į mišką nuveždavom. Ką vėl, atiduodavo. Man patiko toks gyvenimas. Prisimenu, 72 metais pirmą kartą papuoliau į kalėjimą.
Bet kaip mane pirmas iki uždarė į KPZ, atsimenu. Da buvau jaunas, 18 metų tik tai, galvojau, nejaugi mane tiek straipsnis iki 5 metų įėjo, galvoju, nejaugi mane 5 metus tai kamerai baisiai laikys. Lemputė tokia maža kampė, žinot, man pašiurpo, jeigu mane būtų paleidę tada iš tos kameros sulaikymo, aš būčiau gal nebesėdęs. Bet mane nuvežė į kalėjimą. A kalėjime, žinot, ten kaip skirsta, jeigu padėlnikai esam, tai mus skirsta visus po pirmą teistumą į vieną kamerą, kitos. O aš papuoliau jau su tais asais skaitomais, jau kurie recidivistai. Mane ten priėmė kaip, sūnau, ateik čia, mane visi glostė, visi rūpinos, mane visi lepina, mokė, kaip elgtis. Ir man tas gyvenimas patiko. Aš tada gavau, atsimenu, 3 metus, nuvažiavau į Pravieniškes. Žinot, Pravieniškes yra kita istorija, kitas pasaulis, kitas gyvenimas nusikaltėlių. Ten irgi nori būti, vadovauti, kažką daryti. Ten yra autoritetai. Aš norėjau būti vienas iš tų. Aš prisimenu, tas amžinatelis mūsų amerikonas, tas Mafija Jurgis iš Šiaulių, kaip aš vadinu dabar. Mes tada buvom vienu momentu sėdėjom kartu. Mes vadovavom, mes šiauliečiai, ten kauniečiai. Autoritetai susijungėm, mums patiko tas avis ganyti kalėjime irgi. Išėjau iš kalėjimo, man vėl tas užvaldė pasaulis, vėl tas lengvas pinigų gavimas, spaudimai. Tai mano kelias įėjo metais. Aš daug metų prasidėjau, iš 30 metų prasidėjau. Aš paskutinį kartą 84 metais gavau 9 metus ypatingo režimo į Sibirą. Mane vežė į Sibirą, aš galvoju, vieną galvoju turėjau, sakau, Dieve, sakau, kaip man išgyventi tik tai važiuodamas. Aš buvau tikintis, mano šeima tikinti, mama, aš taip manau, kaip šiandien manau, kad aš atmelstas buvau savo tėvų, nes mama mano buvo labai tikinti. Aš važiavau, galvoju, kaip išgyventi į Sibirą, nes ten iš kalbų, ten viskas, galvoju, bet aš, kai nuvažiavau, aš pamačiau kitą gyvenimą, ten kiti žmonės jau. Pas mus nusikaltėliai kitokie, ten aš tokį nuoširdumą pamačiau. Aš galvojau, savo jėgom pakeisiu viską, visą gyvenimą. Aš ten pradėjau, bet mane irgi, žinot, kaip rusam kas nepriimta, pas lietuvį yra širdį. Pas rusus ten yra, kaip sako, zapadlo, ten spekulacija kokia. Aš tą perkandau, lietuvis yra gudras. Aš ten pradėjau nelegaliai kontrabandą simti, alkoholį per arklius gauti, iš laisvės, ten narkotikai, viską. Aš nuodžiau visą zoną, visus žmonės. Šiandien aš tą suprantu. Aš atgilavau, kaip įtikėjau. Aš prašiau atleidimo, Dievas man davė jį. Aš smerkiau savį visą ilgą gyvenimą. 93 metais aš į Sibirą grįžau, čia į Lietuvą. Aš galvojau, pakeisiu pats savo gyvenimą. Aš stiprus, aš sportininkas, aš kietas bachūras, galvoju. Aš viską galiu, aš galiu negerti, nekaifuoti, savo jėgom mečiau narkotikus 82 metais. Rūkyt mečiau 82 metais. Bet mane užvaldė kitas blogis, užvaldė alkoholis. Pradėjau smarkiai išgėrinėti. Pradėjau gerti. Pragėriau visus turtus, šeimą. Pragėriau sveikatą, kas brangiausia. Buvau invalidas ant tos grupės, aš negalėjau nuo žemės pasitraukti ant turniką, man svajonė būtų. Man Santariškėse nustatė 7 lygas. Kepenų cirozė, kasa, gastritas, širdies nepakankamumas. Aš žinau pasekmes. Aš galvoju, gersiu, kol nusproksiu. Mano toks mąstymas buvo, aš tada buvau dar netikintis. Ir aš atsimenu, Šiauliuose, geriau, bezbožnagai, sako rusai. Geriau iki nukritimą. Mane rasdavo kažkur gatvėje, nuvežė ligoninę, ant to lašelinį ten tų aparatūrų pajungė, 10 dienų pralaika, mane išleidžia. Aš atsimenu, prie turgaus ten Alfa toks gyvena. Kartu sėdėjom, anksčiau laikydavo samagoną, užeinu pas jį, sako, ką ilgiuk pilti. Sakau, pilk man, sakau, spalvotą. Įpil stiklinę samagoną. Aš persižegnuoju, aš tikintis buvau, persižegnuoju, tą samagoną stiklinę išdedu, žiūriu, sveikas, gyvas, į toliau geriu. Tai man taip ilgai įėjęs, kol mane atrado, kažkur atrado, bet jau aš jau buvau
aš kaip šiandien žinau, aš buvau numiręs jau. Mane atrado kažkur, aš reanimaciją atsigavau Šiauliuose. Reanimacijai ir mano, atsimenu, akis šviesa akise pas mane. Akise į man prabėgo visas gyvenimas kaip filmas prieš akis. Ką susprogdina, ką nušovė, kas narkotikų mirė, ką užmušė. Visas gyvenimas nusikaltėlė. Aš pirmą kartą tą gyvenime, aš buvau bebaimis žmogus. Aš nebijau nei numirti nieką, nes aš tą gyvenimą gyvenu nusikaltėliu. Ir pirmą kartą pajutau baimę tokią ir norą gyventi. Pirmą sykį gyvenime šaukiau, sakau, Viešpatie, palik mane gyvą, sakau, aš visą gyvenimą paskui tave seksiu. Aš tada gavau 3 metus, mane vežė į Rasų koloniją, čia Vilniuje. Tada buvo dar Stalipinai, važiuodavo traukiniai tokie, kalinius vežiuodavo specialiai. Dabar mašinos, anksčiau veždavo. Mane nuvežė, atsimenu, traukinį man padėjo kareiviai lipti, mano tašės padavė kareiviai. Aš nuvažiavau, ten mane bratva vadinama, vos pažino, aš kai šešėlis buvau. Reikėdavo porą plytų dėti kišenės, kad vėjas nenupūstų. Aš atsimenu, kritau ant kelių. Dievas jau buvo palietęs mano širdį turbūt. Aš atgailavau, meldžiau, sakau, Viešpatie, sakau, nieko man nereikia. Iš tave, sakau, grąžink man sveikatą. Duok man naują širdį, naują gyvenimą. Aš visą gyvenimą paskui tave seksiu. Ir šiandien aš vasdinos Kristaus kareivius, dėl to, kad daviau priesaiką jam. Nes jis pasakė man, palik viską, sek paskui mane. Aš tą perskaičiau šventam rašte. Iš tikrųjų dramatiškas Algimanto gyvenimas ir ačiū Dievui, kad Viešpats jį surado būtent kalėjime. O koks jo gyvenimas ir kaip Viešpats pakeitė jo gyvenimą įkalinimo įstaigoje, mes išgirsime jau po šios giesmės. Todėl, brangūs klausytojai, likite su radijo stotimi XFM. Liberty, it's freedom for you and freedom for me. The prison doors are open, the captives released. We'll tell of your goodness and sing jubilee. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me, yeah. I'm free to shout of your great love. I'm gonna tell of all you've done, oh yes indeed. I'm free. I'm free. Yeah, I'm free. Oh, I'm free. The chains of injustice no longer hold me. You've given the keys to victory. You said it is finished, the battle is won. We'll tell of your mercy and how we've overcome. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me, yeah. And I'm free to shout of your great love. I'm gonna tell of all you've done, oh yes indeed. I'm free. Shout your great love. I'm gonna tell of all you've done. Oh yes, indeed. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės ir tęsėme Algimanto gyvenimo istoriją. Algimantai, kaip pateko šventas raštas į tavo rankas? Čia aplankė, atsimenu, 2006 metais Pataisos namus mūsų aplankė kardinolas Bačkys, jo ekscelencija. Į man padovanoja Naująjį testamentą. Jis užrašė savo ranką. Buvo per Kalėdas. Aš atsimenu, aš buvau toks užsispyręs, aš nemėgstu skaityti nieką. Aš tik skaitydavau laikraščius, sportą ir kriminalą. Kas ką apvogė, kas ką ten, tai taip toliau. Visas mano skaitimas buvo. O čia šventą raštą aš pradėjau skaityti. Visas Evangelijas 4 perskaičiau. Skaitau, žiūriu, galvoju, marazmus rasa kažkokius nesąmonės. Bet visi rašo apie tą vieną, apie tą gelbėtoją, apie Jėzų Kristų. Galvoju, ne, čia ne man. Numečiau ant palangės, atsimenu. Bet aš negaliu užmigti, man širdis plak, daužas, aš vėl nuo palangės pasigriebiu, toliau skaitau. Skaičiau, atsimenu, jau laiškus pradėjau skaityti. Skaitau Korintiečių. Atsimenu, pirmas skyrius, jau 13 laiškas, atsiverčiu ten Naują testamentą, ten parašyta himnas meiliai. Parašyta. Galvoju, čia apie meilę, jau čia man kas nors bus. Aš taip lentėjus buvau tų knygų skaityti. Bet apie meilę galvoju, ką nors čia. Jau nepameluosiu. Aš gal 100 kartų skaičiau tą himną meiliai. Man tokia ten apie meilę parašyta. Meilė galinga tokia. Į nieką. Viską iškęs. Ir man įstrigo 3 žodžiai. Tikėjimas, viltis ir meilė. Bet iš jų yra visų didžiausia meilė. Ir aš pradėjau mąstyti. Aš atsiguliau, galvoju, aš jeigu netikėsiu, kad Dievas pakeis mano gyvenimą, duos man naują širdį, aš nebeturėsiu vilties į gyvenimą. O meilę supratau, skaitydam šventą raštą. Nes aš, kaip sakiau, Jėzus pasakė, palik viską, sek paskui mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir aš pradėjau skaityti šventą raštą. Pas mus lankydavos kolonijai Sekmininkų bažnyčios pastorius Borisas. Ir aš lankydavau ten 5 dienas į savaitę eidavau Bibliją skaityti. Ir man labai daug davė. Aš pradėjau melstis, keldavos 4 valandą, pradėdavau bėgioti, kad nieks, man būdavo gėda prieš nusikaltėlius, kitus autoritetas, čia bėgioja, Dievą įtikėja. Aš pradėjau lakstyti, bėgioti pagal tvoras, kad nieks nematytų, kaip prisimenu praeitį. Slapčia nuo visų, nes aš norėjau sekti paskui jį. Atsimenu, kai aš tramdydavau pyktį, aš pradėjau štangas tampyti, maišus daužyti, mane žeidinėdavo, nes šventam rašte parašyta, būtų pusyti niekinanti, žeminami, bet jūs ištverkit, kas ištvers tikėjime. Tai aš ištvėriau, mane smerkdavo, teisdavo, keikdavo, ten kaltindavo. Aš su ašarom prisimenu, maišus daužydavau, man rankas krūvinas būdavo krumpliai. Aš daužydavau, bet sakau, viešpatį, neduok pakelti, aš galėdavau duoti. Aš fiziškai buvau stiprus, galingas žmogus. Man Dievas atstatė štangas, 160 kg štangą ant pečių įsidėjęs, bėgiodavau po zoną. Maišą daužydavau, ten eidavo tie skudurai visi, rankas krūvinas, bet sakau, Dieve, neduok man pakelti rankas. Taip aš savį auklėjau, įskaičiau šventą raštą. Šventas raštas yra, Dievo žodis yra galingas, nes Dievas pasakė, pažink tiesą, tiesa tave išlaisvins. Ir aš pažinau tiesą. Šiandien aš esu laisvas, nes aš žinau gelbėtoją. Aš esu pats kiečiausias šiandieną, nes aš turiu stogą, Jėzų Kristų, gelbėtoją. Aš esu pats kiečiausias iš mafijozų, nes tie yra niekas, žemės dulkės. Kaip ir aš buvau, bet šiandieną aš esu stiprus, galingas, aš turiu ginklą, Dievo žodį. Jis pakeitė mane, davė naują širdį, naują gyvenimą, naują mąstymą. Aš buvau invalidas,
Šiandien mane tik pamatytume šiandien, sakytume nesąmonė, kad tas žmogus galėjo būti invalidas. Šiandien aš kaip bulius, nes aš pagal Dievo žodį, aš tikiu, kas parašyta, sako, tu mano vardu gali kalnus nuversti, aš galiu vagonus krauti, aš galiu bėgti. Šiandien šventą raštą mes skaitom, mes mūsų broliai renkamės. Šiandien nubėgau ten, nedaug, 1,5 kilometro nubėgau, paskaičiu šventą raštą, parbėgau, nes aš anksčiau bėgiodavau, man patinka bėgiotas, aš bėgioju, kad aš tikėjimu bėgu, sakau, aš galiu, nes jis pasakė, bėg. Man, aš prisimenu, kai pradėjau bėgioti, aš buvau reabilitacijai tada kolonijai. Ir čia buvo žiūriu skelbimas pakabintas. Aš jau kai slapta bėgioju, žiūriu, kad aš jau galiu 10 km prabėgti, daugiau galiu bėgti. Ir čia skelbimas pakabintas, krosas, pataisos namuose. Aš ateinu ten reabilitacijai, terapeutas, 2 psichologės, sakau, aš bėgsiu 10 km. O Jėzus, sako, ką tau širdis net laikys, su invalidas 2 grupės, sakau, aš bėgsiu. Sakau, mane Dievas išgydė. Ir aš bėgau. Žinau, kaip nuostabu, aš atbėgau 5 pataisos namuose. Visas jaunimas žmonės sako, tėvai nepasiduok. Visi pareigūnai stovi, sako, žiūrėkit, tas kaip bėga, sako, iš vienu tempu, sako, kažką burbulį panuosi, o aš meldžiuos bėgdamas. Sakau, ačiū Viešpatie, kad tu mane atstatei, dėkoju tau, kad tu man davei kojas tas, kad aš galiu bėgti, kaip Biblijoje parašyta, kai ta gazelka per tuos kalnus. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Iš tikrųjų Viešpats suteikė jėgų ir atstato net ir sugriautą kūną, kuomet žalingi įpročiai ir to seno gyvenimo pasiekmes sužalojo kūną, o šiandien Algimantas tikrai yra tvirtas vyras iš stomens ir iš liemens ir tas tvirtumas jo yra ne tik fizinis, bet visų pirma dvasinis. O toliau apie jo gyvenimo kelionę mes pratęsime po muzikinės pertraukėlės. Todėl, brangus klausytojai, likite su radijo stotimi XFM. Eteryje radijo laida Iš mirties į gyvenimą.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į radio stoties XFM studiją ir šiandieną pas mus studijoje Algimantas, kuris daugybę metų prasidėjęs įkalinimo įstaigoje, atrado gyvąjį Dievą, Jėzų Kristų ir Jėzus pakeitė Algimanto gyvenimą. Algimantai, kiek bendroj sumoj teko prasidėti įkalinimo įstaigose? 33 metus. 33 metus, toks irgi simbolinis skaičius. Jo Kristus ant kryžiaus nuėjęs, būdamas 33. Ir Algimantai, tu įtiki kalėjime ir tenais tavo gyvenimas pasikeičia ir iš tikrųjų tu tikrą laisvę atrandi, būdamas įkalinimo įstaigoje. Kaip išlaikyti tą laisvę gyvenant zonoje, nes vis tiek zona jinai turi savo įstatymus, bet Dievas duoda naują įstatymą, tai yra meilės įstatymą. Ir kaip tas meilės įstatymas, jisai padeda tau praeiti tuos visus sunkumus ir iššūkius įkalinimo įstaigoje. Nu kaip, Dievas yra stebuklingas. Aš prisimenu savo, skaitydavau Bibliją, mes išeidom iš Biblijos, suprantat. Aš čia ne vienas kalinys buvo, kurie eina, bet kaip yra sakoma, iš 1001, kuris atsisijojam iš to gyvenimo. Išeidavom, ten mano broliai, kurie eidavom Bibliją skaityti, išeina, jie nenori keistis, jie savo praeitim gyvena, išeina vėl su koja spiri duris, cigaretė į dantis ir toliau. Sako, kam tu skaitai Bibliją? Sako, man gerai, taip, sako, man padėt, sako, tau niekas, sako, tu pats nesikeiti. Sako, prašyk Dievą, kad tavi pakeistų. Sako, kaip mane keičia, sako, aš nenoriu gyventi, kaip čia gyvena. Aš noriu pasikeisti. Aš eidavau, visus laimindavau, pareigūnus laimindavau, nusikaltis laimindavau. Katrie mane pažįsta, senis, kai sako, staramų kryšą paėchala. Sako, stogas važiuoja, senis, sako, jis eina su angelais kalba, sako, visus laimint Bibliją pasiėmęs. Aš visur apie Dievą kalbėdavau, kad jis yra gelbėtinis, jis man padarė stebuklą. Tokį stebuklą padarė, kur aš gyvenime negalvojau. Jeigu man būtų pasakę prieš 30 metų, kad aš tikėsiu Jėzų Kristų, aš būčiau davęs lopetą, sakys, įkas duobę, nereiktų man vargti. Šiandieną aš kitaip mąstau. Jis mane pakeitė. Aš pasikeičiau, aš atsimenu, išeidinėjau iš pataisos namų. Man pilnas akis buvo ašarų. Aš nežinau, ką daryti, sakau, Viešpatie. Aš nebenoriu grįžti, sakau, vestų man. Tu man parodai kelią. Vesk man. Jis mane nuvedė. Jis mane nuvedė į kalinių globos. Aš ėjau, nežinau, kur eiti, bet aš nenorėjau grįžti. Aš norėjau gyventi pagal jo valią, ne pagal savo norus. Ir jis mane nuvedė į kalinios globų draugiją čia Vilniuje. Aš ten gavau, pirmus tos, kaip sakant, stiprybės. Nes žinot, kaip nusikaltėlį išleidžia iš kalėjimo, jis niekam nereikalingas, niekas jo nesidomi, eik kur nori, į 9 pusės, kaip tai pasakoja. Aš nuėjau į kalinių globos draugiją ir ten Milda vadovė mane priėmė, Jonas pirmininkas. Mane priėmė, man davė kambarį, kaip tik Bačkys ten buvo pašventinės, patalpas naujas, Švento Stepono namai, kur yra nakvynės namai, ten viršui. Specialiai buvo projektas kalinių integracijos į visuomenės, aš tam projektą dalyvau. Ir aš ten pradėjau savo kelią. Paskui mes į Panerių 10 persikėlėm, aš ten irgi vienas gyvenau. Kambariukus ten skyrė patalpas, bet aš gyvenau su šventu raštu, su Biblija. Aš keldavau 5 valandą, skaitydavau šventą raštą, siųsdavau žinutės visiems, kad visi, nes yra parašyta, eikite įskelbkite. Tai aš įskelbiau visiems, nes Jėzus yra mano gelbėtojas. Jis tik tai man davė naują gyvenimą, naują širdį, naują mąstymą. Aš buvau baisus žmogus, aš nusikaltėlis. Mano visas gyvenimas praėjo tam kely, nusikalstamumą, bet jis padarė stebuklą. Stebuklą mano gyvenime, jis pakeitė mane. Aš buvau antros grupės invalidas, aš kaip čia pasakau pradžioje. Aš turėjau antrą grupę, į čionai prieš 2 metus man reikėjo grupę prasitęsti. Bet aš pasakiau, sakau, Dieve, aš eidavau pro šios vartus, praėjau 3 komisijas. Žinot tą pasaulį, žinot, kad viskas daroma už pinigus.
Aš eidavau prie šios vartų, iškeliu rankas. Dievas yra asmuo, aš kalbu kaip su asmeniu. Jis ne ant kryžiaus kaba, jis mano širdį gyvena. Aš iškeliu rankas, sakau, Viešpatie, tu mano žinai širdį, sakau, tu mano gyvenimą žinai. Aš nepirksiu invalidumą, sakau, už pinigus. Tu, sakau, esi vadovas, tu esi gydytojas, sakau, tu esi tas pirmininkas, kuris duodi man. Vieną komisiją praėjau, davė 80%, ten daugim kažkokią lentelę, kitą 60% darbingumą vėl kažkokią lentelę, ten aš, kaip žinot, netoks gramatas tam, toj medicinai, neinu į čia prie Seimo rūmų ginčių komisiją. Ten susirinka gydytojų pilnas konsiliumas, žinot, ten susėdė, aš visus išklausiau juos, ten man jas į viską tą lygą, ten kokį ten ką duot man, į paskutinį žodį man davė, sakau, gerai, sakau, man sakau, už pinigus, sakau, aš nepirksiu invalidumą, sakau, mane išgydė Jėzus, sakau, man reikalingas popieris iš jūsų. Buvau invalidas, dabar tinkau kosmonautus. Man tokį atsakymą duokit, sakau, jūs man neduokit tų popiergalių, kur 20%, 80, 60, sakau, aš nesusigaudau, man tokį lapą duokit, sakau, buvau invalidas, dabar sveikas, tinku kosmonautus. Ir man davė tokį atsakymą, kad aš šiandien esu sveikas. Ačiū Dievui. Esu sveikas, kaip bulius, galiu dirbti, galiu bėgti, galiu kalnus nuversti Jėzus Kristaus vardu. Į Dievas man davė naują širdį, davė džiaugsmą, davė meilę, kurio aš neturėjau anksčiau. Aš prieš daug metų atsimenu, nuėjau į bažnyčią, ant sienos parašyta Dievas yra meilė. Nu galvoju, koks durnius parašė. Nes aš taip mąsčiau. Man meilė atrodo visas moteris mano, visas šnapsas mano. Mano mąstymas buvo toks. Aš negalėjau nieko, šiandien aš kitaip galvoju. Meilė yra, Dievas yra meilė, nes pas Dievą nėra blogio. Šventą raštą atsiverskit, skaitykit. Ten visas gėris, visas blogis išeina iš mano durnos galvos ir iš mano kietos širdies. O Dievas yra meilė. Ir šiandien išmokau mylėti, atleisti, nepykti, nekeršyti. Ir čia vat prieš 3 metų čia buvau Lietuvos rytas, korespondentė iš manęs, ėmė interviu irgi. Kalinio širdį nebėra pykčio pavadinimas, toks buvo. Mūsų gyvenimas ant priedas yra. Aš su ja 4 valandas bendravau, šnekėjau. Jie šiai Bibliją atverčiau ant galą, sakau, kas pridės, nors vieną žodį, iš to bus atimta. Aš jai sakau, nebandykit iškreipyti mano liūdimo, nes aš tiesoje gyvenu, aš tiesą kalbu. Aš nesigėdžiu savo praeities, nes jis man atleido. Man, ką žmonės apie mane galvoja, man neįdomu. Man įdomu, ką apie mane Jėzus galvoja. Nes jis man atleido, jis man pasakė, eik, nenuodėmiauk. Ką aš darau šiandieną. Jis mane ginklavo visais savo ginklais. Aš turiu tikėjimo šalmą. Turiu tiesos kalaviją. Viską turiu, jis man viską davė. Esu šiandieną pats laimingiausias. Į mano svajonę gal kada Dievas palaimins mane, gal išleisiu kokią knygutę eilėraščių savo. Turiu parašęs per 200. Tik šiandien vieną paskaičiau tokį, nes jis man širdį įdėtas. Aš visiems, nes čia mano liudimas gyvenimo, koks aš buvau ir koks dabar. Ir per ką aš? Per Jėzų Kristų esu pats laimingiausias. Ir pats kečiausias iš mafijosų. Mafija, jeigu mane girdi, kreipkitės jau kas. Aš turiu stogą, jūs tokia neturit. Bet jeigu jūs įtikėsit, nesigailėsit. Nes jis gali pakeisti gyvenimą tik tai. Tikrai taip. Taip, aš dar lankau kalinius iki gyvos galvos, o mano broliai praeities. Nes Dievas sako, kalinė aplankėjai, mane aplankėjai. Aš į Lukiškės einu iki gyvos galvos, ten sėdi mano praeities draugai, bet aš nešu jiem tikėjimą, viltį, kad kalėjime gali būti laisvam. Aš kalėjime buvau laisvas, nes aš patikėjau jo malonę, jo išgelbėjimu. Aš sėdėjau, nes kitas sėdėjimas, kada įtiki kalėjime jau. Tu esi laisvas, tau nėra pykčia nieka. Meldies į viskas, nes jisai šneka tavi žydiniai žemint, jis nežino, ką kalba. Sako, Viešpatie, atleisk jam, aš meldžiu širdį. Jis nežino, ką kalba, ką daro, tu jam atleis. Aš tik malda šiandien gyvas. Aš rytą pasimeldžiu.
prašau, neduok man suklūpti, ves man, vadovauk, sakyk man, ką daryti, sakau, nes aš esu kvailas durnas, aš nežinau, ką daryti. A vakare dėkoju už viską, už visas malonės. Aš žinau, kad jis mane nepaliks. Ir ačiū Dievui, kad šiandien aš pats laimingiausias. Ir linkiu visiems surasti Dievą, kur bebūtume, ta kalėjime, kur bebūtume, ieškokis jo, šaukitės jo. Kai prisišauks, tai būsite, bet už mane laimingesni nebūsite, nes aš pats laimingiausias. Ačiū labai. Jo, iš tikrųjų gera būti laimingam, o tą laimę be abejonės suteikia Viešpats ir jo šventoji dvasia, kuri atgaivina, sustiprina, paguodžia ir duoda daug džiaugsmo. Pasiklausykime dabar džiaugsmingos giesmės, po kurios grįšime į radio stoties XFM studiją, pratęsti mūsų pokalbio su Algimantu.
XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir po tokios džiaugsmingos dainos aš norėčiau, kad Algimantai tu paskaitytum kažkokį džiaugsmingą savo sukurtą eilėraštį. Jo vardas Jėzus Kristus, jame meilė ir jėga, jo tvirtas tiesos žodis išlaisvino iš nuodėmės mane. Visa šlovė tik tau, karaliau, tu mano viešpatie brangus, lenkiuosi tau nuo ankstaus ryto, dėkoju tau, kad gyvenu. Amen. Amen. Iš tikrųjų, jisai vertas yra padėkos ir aš pamenu kažkada irgi, kaip Algimantas rašydavau eilėraščius į telefoną mobilųjį, ateina mintis ir užrašau ir dabar kartais taip nutinka. Ir ačiū Dievui už technologijas, jisai suteikė technologijas, kad mes galėtumėm jas panaudoti jo šlovei. Ir žinau, Algimantai, kad esi vienas iš tų žmonių, kuris mėgsta padrasinti kitus žmonės, parašydamas SMS žinutę, rašto vietas. Ir galbūt yra kažkokių istorijų, kad tos žinutės, kurias tu parašydavai, tiesiog pakeisdavo tą dieną, kad žmogus būdavo pradžiugintas, sustiprintas, gal turi kažkokių tokių liudijimų. Nežinau, nes Dievas mane moka dalinkis, sako, mano malonė, mano meilė, mano džiaugsmu. Dėl ko aš pradėjau tą žinutės, aš, kaip sakant, susirgau tą lygą. Aš žinau, kad jeigu aš neparašau, kokią dieną, dvi, man viskas, aš nerandu vietas, vaikštau namuose, nes aš žinau, kažkam tai reikia, nes aš gaunu iš brolių, iš seserų gaunu. Saka, ačiū tavo, Olgi, saka, kaip tik, saka, iš širdį man pataikė šiandien, man tuo trūko. Aš paprasčiausiai skaitau šventą raštą, man Dievas pasako, pasiūsk tą, pasidalink tuo, ką tau duodu šiandien. Aš paskaitau šventą raštą vietą, man į širdį krenta, aš dalinu su visais, aš kiekvieną rytą įsiunčiu, 50 žinučių siunčiu. Esi Jėzaus paštininkas. Aš žinau, man parašo, suprantate, aš toks žmogus, man parašo, kad ten, aš visiems siunčiu, man nesvarbu, pas mane toks tikslas skelbti Dievo žodį, Evangeliją. Aš įsiunčiu, aš pamatau telefoną, adresą kokį, aš įsiunčiu. Kas priima, aš užmeldžiu, sakau, ačiū Dievui. Bet yra, kad jie parašo, sako, tu man nerašyk daugiau, aš iščiūnu paprasčiausiai iš sąrašą. Į viskas, taip siunčiu visiems. Ar ačiū pasakys, niek man svarbu, ką priima. Nes Dievas sako, tu siūsk, aš tau duodu. Dalinkis su visais. Ir aš dalinuos. Ir man gera širdį, kad aš galiu kažkam tai gerą padaryti, pasidalinti jo malonę, jo džiaugsmu. Nes jis tik tai yra mano gyvenime gelbėtojas. Per jį tik tai aš šiandien toks. Jis mane pakeitė. Davė man naują širdį, naują gyvenimą. Meilę davė, kurios aš neturėjau. Aš piktas buvau, smerkiau, teisėjau visus. Pats buvau teisėjas. Šiandien aš kitoks, aš visus su meilė priimu. Iš konteinerio mano visi draugai gyva vaikšto aplink aušros vartus, po konteinerius landžioja praeities. Narkotikai, visas blogis valdo, alkoholis, narkotikai. Aš apkabinu, paduodu rankas, nes Dievas sako, neteis kitai, pats nebus įteisiamas. Tu negeresnis už jį, sako, turiu toj gali būti šalia jo, ką mane Dievas moka. Aš paduodu ranką, apkabinu, sakau, yra kelias, yra įsigelbėjimas, yra reabilitacijos, yra visokios anoniminiai alkoholikai, ten narkomanai, eik, šaukitės Dievą, sakau. Sako, kaip tu negeri, sako, nerūkai, negeri, nekaifuoji, nieko. Sako, man jis išgelbėjo, jis man pakeitė, man davė širdį, aš sakau, girtas kiekvieną dieną, nuo šventos dvasios, man nereikia. Alkoholis nieko neduoda, nes aš nuo jo nieko nejaučiu, aš jaučiu nuo jo malonės, nuo jo meilės, aš pašlovinu Dievą. Pas mane vienas pirštas nesilanksta, bet aš kitais pirštais, su gitara atsikeliu, pas mane šeimininkas toks yra, bet aš meldžiuosi už jį, aš nieko negaliu pakeisti, visi yra alkoholikas. Bet ačiū Dievui, jie geria, aš su gitara Dievą šlovinu, balkone jį man ploja. Man taip gera širdį, bet aš meldžiuosi už juos, sakau, viešpatie patrauktą, tos velnio lašus iš jų. Papasakosiu vienatvėj. Čia aš gyvenu Vilniuje prie kolonijos, Sniego gatvėje ten, kolonija yra.
pareigūnų. Tyznakauzų gatvėje. Į ten Pelėsos gatvėje aš eidavau toks atsidarė baras, čia prieš 2 metus. Einu ir aš tikinti žmogus, žinot, aš einu, sakau, viešpatie, sakau, uždaryk tą velnią užžygą, aš taip vadinu. Žinot, einu, žiūriu uždarytą. Kas ten nesigavo jiem, 2 dienų, 3 uždarytą, žiūriu. Ten nesigavo jiem biznisą, kas. Nu ir aš, ačiū Dievui, sakau. Einu po kokias savaitės, žiūriu vėl atidaryta. Ir aš į susirinkimą prieidinėjau, tada kaip tik sakau. Ir kažkaip tai, sakau, Dieve, sakau, tu neturi galės, eidas pro šalį, sakau, tu neturi galės. Mūsų aš išėjau, Dievą, nežinau. Ant ryto einu, žinau, kad langai išdaužyti, lentom užkalti, po šią dieną baras nedirba, uždarytas ten. Nebėra to barą. Dievas naikina. O sakau, netikėk stebuklais, aš tikiu stebuklais. Nes stebuklai yra iš jo, nes Dievas, ką jis pasakė, tą padarė. Aš matau išgydymų žmonių, aš matau, kai žmonės keičia Dievas. Aš lankau, aš priklausau tarptautiniai veikliųjų žmonių bendrijai, pilnos evangelijos. Mes vyrai, kurie meldžiamės. Prieš daugelį metų, atsimenu, yra toks Linas pas mūsų. Nu, jisai lankydavo kolonijai pas mūsų. Aš įstoju prie durų, atsimenu, Linas eina. Sako, kas laisvi, sako, ateikit į salę. Paskui Linas sako, nu kaip, sako, aš pagalvojau, kalėjime į laisvas būti, sako. Kažkokia nesąmonė, sako, pasakiau. Ir aš tada susipažinau su veikliųjų žmonių bendryje. Ir aš išėjęs patekau pas juos. Ir aš dabar joje esu. Man patinka, kada vyrai susirė, mes esam silpni vyrai. Mes tik vadinam kietus tokius. Mes silpni esam, mes dėl to meldžiamės, mes be moterų, mes vieni vyrai, ką mes galim savo silpnumus įsakyti, viską, ką mes galim pasiguosti, kokie mes silpni, pasirodyti, ką mes esam, bet tik tai per jį, su juo ir jame mes stiprus. Ir aš tą žinau šiandieną. Aš judu dėl to, kad jis mane veda. Jis mano skydas ir kalavijas, jis mane apginklavęs viskuo. Šiandieną aš esu pats kiečiausias, kaip sakiau. Aš nebijau nieko. Aš negalvoju, ką numiręs valgysiu, kas rytoj bus, nes Dievas pasakė, nesirūpink, ko valgysi, ko rengsis, aš tavim pasirūpinsiu. Ir jis tą daro. Šiandien aš esu laimingiausias. Svarbiausia, kad jis man davė sveikatą, rankas davė, kur aš galiu apsirūpinti save, nestokuot nieko, nes Dievas pasakė, tu nieko nestokuosi, tik tikėk manim, eik paskui mani, ką šiandien darau. Tikėjimas yra labai stiprus, žinokit. Nereikia, dėl ko Jėzus atėjo? Jėzus atėjo, kad mūsų vienytų visus. Mes krikščionys, žinot, kaip jie pripratę, kokia mūsų bažnyčia, kaip mūsų bažnyčia girtis. Aš atsimenu, nuėjau į protestantišką bažnyčią, aš nevengiu jokių bažnyčių, man nėra skirtumai kokie eiti. Aš einu į Dievo namus. Pas mane tikėjimas yra širdyje, nes Dievas sako, čia yra bažnyčia. Ir čia va, aš einu bendrauti. Aš einu, kad susivienė. Dievas atėjo, Jėzus atėjo mūsų vienyti visus. Kad mes neteisime, nesmerktume, bet mylėtume vienas kitą. Aš atsimenu, nuėjau čia į Kristaus paliepimo bažnyčią, į ten, būris krikščionys surinkė, kaip mūsų bažnyčia. Aš paprastai sakiau, sako, kokia jūsų bažnyčia? Sako, nėra jūsų bažnyčias. Sako, yra Kristaus bažnyčia tik tai. Čia Dievo namai, mes renkamės, kad mes galėtume krikščioniškai bendrauti, mylėti viens kitą. Nes pasakyta, neteiskit vienas kitą, nesmerkit, bet mylėkit, kaip aš jūs pirmas pamilau. Ir jis atėjo, kad mes susivienytume. Ir dabar šiais laikais, aš žiūriu, prabudimas toks yra, mes vieną kūną norim padaryti Kristaus, visas bažnyčias, mes turim susivienyti, nes prieš pasaulio šėtoną mes turim jėga būti, visa viena. Ir ačiū Dievui, kad Dievas veda. Aš nebijau niekur eiti, aš nebijau savo praeities, nes jis mane išlaisvino. Jisai sakė, nebijok, eik skelbk mano malonę, ką aš padariau. Jis sugriovė tas namus. Ten mes linkdavos prie laužą, man Dievas man parodo, sako, kad prisimeni, kur tu, jis man ten yra Rasų gatvėje vienuolynas dabar, jis uždarytas, ten buvo kolonija anksčiau, aš ten buvau.
Ir aš apėjau, mes anksčiau rinkdamės Kryžiaus namuose veiklėjai, dabar mes renkamės Rasų gatvėje, hospise ten. Renkamės Rasų 4A. Man Dievas parodė, sako, prisimink, kas čia buvo, sako, sugrioviau tos namus. Dabar, sako, tu mane čia šlovini prie laužo. A ten, kur mes renkamės melstis, dabar visi veiklėjai, ten buvo anksčiau konvojus vaikščiodavo automačikai, apsauga visos kolonijos. Dievas sako, žiūrėk, aš padariau. Sako, prisimink, sako, čia tavė anksčiau sargyba vaikščiodavo, saugoja. Aš šiandien, sako, čia mane šlovina. Sako, čia mano namai. Ir man žiūrėk, taip džiugu širdyje, kad visas gyvenimas keičiasi. Keičiasi ant akių. Aš džiaugiuosi, aš kiekvieną rytą nubundu. Aš kartais važiuoju troleibuse, galvoju, kuo žmonės pyksta? Pykstasi ne iš Dievo. Aš visą laiką linksmas, šypsaus, mane net žiūri visą laiką žmonės. Prisimenu parduotuvę čia, iki parduotuvę prie autobusų stoties. Aš einu ten tokia pardavėjai, tokia floristė, gėlės, suka pardavinė. Aš visą laiką toks džiugus einu praėję, šypsaus. Vienas iki manim pasikvies, sako, ko tu juokiesi iš manęs? Sakau, ponė, sakau, aš nesijėkiu, sakau, aš labai džiaugiuosi jumis, sakau, man patinka, kaip Dievas jūs apdovanoja, sakau, jūs taip gražiai tas gėlės prižiūri, taip sukat, tos buketus darat, sakau, man džiugu širdį. Tai nuo to siekiant mane pamato pati pirmas sveikinas. Tai ačiū Dievui, kai žmogus per mane keičiasi kitas žmonės, supranta. Ačiū Dievui už tokius liudijimus, už Dievo šlovės liudijimus, kaip Viešpats perveda iš mirties į gyvenimą. Jeigu pažinote Viešpatį, aš net nebejoju, kad turite ką paliudyti kitiems. Ir netgi užtenka pasakyti paprastus žodžius žmogui, kuri gali įžiebti šypseną jo veide. Pasiklausykime dainos ir netrukus grįšime į radio stoties XFM eterį. Visa širdim lekiu. Kartais lieka vienos pėdos, nors keliavome dviese. Kodėl taip yra šiandieną, negaliu pasakyti. Žinau, jog myliu tave. Žinau, jog myliu tave. Taip dažnai sapne tavo veidą regiu. Taip dažnai delne tavo ranką liečiu. Kartais lieka vienas pėdos, nors keliavome dviese. Kartais lieka tik vienos rankos, nors lėčiau tikrai tavas. Nežinau, kodėl šiandien taip yra. Nežinau, kodėl šiandien taip yra. Tavo meilėje pasilikti trokštu aš. Tavo meilėje pasilikti trokštu aš. Tik tavo meilėje pasilikti trokštu aš. Pasilikti trokštu aš. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą.
Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną laida su Algimantu jau atėjo į pabaigą. Algimantai, aš norėčiau, kad kažką šiandieną palinkėtum radio stoties XFM klausytojams. Galbūt tie klausytojai niekada neturėjo tokios kriminalinės patirties ir praeities, kaip tu turėjai, bet jie yra kažkokioje nelaisvėje nematomoje nelaisvėje, kuri galbūt dažnai supančia daug labiau negu ta nelaisvė tarp keturių sienų. Gal aš palinkėčiau jums atrasti Dievą, priimti. Aš atsimenu, aš lankiau čia anoniminius, žinot, irgi aš einu, ten irgi Dievo žodis skelbiu. Ten yra toks mūsų kelias atsakymas. Kai niekas nebegali padėti, ieškokit jo dabar ir čia. Jeigu surasite, būsite laisvi. Aš atsimenu, anksčiau ieškodavau, galvoju, kur tas Dievas. Aš buvau mažatikis, aš nežinojau, aš galvojau, jisai kur žaltoriaus užlindęs, pasikavojęs. Galvodavau, kad po sultaną tą palindęs pas kunigą. Aš taip mašiau, pas mane buvo mąstymas tos prakaifuotas, pragertas, viską. Bet Dievas man per šventą raštą atvėrė širdį, sako, ko tu ieškai? Aš visą laiką, sako, esu šalia tavęs. Tu atverk širdį, sako, aš įeisiu ir tavi gyvensiu. Tad, mėly klausytojai, kas dar atvėrė širdis, atverkit širdį, pasišaukit Jėzų Kristų į savo gyvenimą ir jūsų gyvenimas pasikeis. Ir būsite laimingiausia pasaulyje, kaip aš. Amen. Tikra tiesa, tiesiog užtenka atverti širdį Viešpačiui ir paprašyti, kad jisai atleistų nuodėmes. Reikia pripažinti savo nuodėmingumą prieš jį ir paprašyti, kad jis apvalytų visas nuodėmes ir įeitų į mūsų širdis ir į mūsų gyvenimus. Ir tuomet gyvenimai keičiasi ir netgi tokia kriminalinė praeitis kaip Algimanto, jinai tiesiog yra ištrinama ir Dievas sako, aš nebeprisimenu tavo nuodėmių. Tiesiog nebeprisimenu. Algimantai, tikrai nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien atėjai į radio stoties XFM studiją ir pasidalinai savo gyvenimo istoriją. Linkiu drąsos ir ryžto toliau skelbiant šlovingus Dievo darbus bei padrasinant kitus žmonės jų tikėjimo kelyje. Ačiū tau labai. Dėkoju Dievui, kad suteikė galimybę man apsilankyti studijoje, paliudyti jo šlovę, jo darbus, kad jis tai padarė. Aš niekas, aš žemės dulkė, o jis galingas. Jis viską gali, tik tikėkit juo. Tikrai taip. Viešpats yra visagalis ir jisai gali viską. Jam nėra neįmanomų dalykų. Nuo šiandieną mūsų radio laida jau baigėsi ir aš nuoširdžiai dėkoju visiems, kad klausėtės. Noriu jums priminti, kad radio laidų archyvą galite rasti interneto svetainėse xfm.lt bei dievovaikai.lt. Na, o taipogi prie laidų archyvo galite prisijungti YouTube kanale įvedę raktinius žodžius iš mirties į gyvenimą. Aš dėkoju jums visiems, kurie parašote mums atsiliepimus ir juos galite rašyti elektroniniu paštu gyvenimas@xfm.lt arba paprastu paštu, pašto dėžutė 3535, pašto kodas LT 01015 Vilnius. Dėkoju, kad esate su mumis ir atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio 19 val. Na, o radio laidos kartojimą galite klausytis sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti. Sudie.